Kada ir kur apskritai buvo tavo pirmoji kelionė su vaikais? Labai saugus variantas, labai paprastas, keliauti lengva, fantastiška kryptis, nes vietiniai labai priima maloniai. Ir su vaikais, tokiais mažais vaikais, tai ten dėmesio, tokio, bet malonaus. Kas buvo sunkiau nei įsivaizdavai iš pradžių? Arba atvirkščiai galbūt įsivaizdavai, kad bus labai sunku, bet buvo žymiai paprasčiau ir lengviau? Buvo lengviau negu aš galvoju. Lengviausia keliauti 6 mėnesių. Vienas iš sėkmingos kelionės su vaikais tokių niuansėlių - turėti maisto čia ir dabar. Tai sakyk, Jūratė, ar buvo kada nors pas tave kelionėse kokių dramų ar nebuvo su vaikais? Tai kokia ta realybė? Tai kelionė nuo pradžios iki pabaigos su vaikais yra dramas. Kraujas, žinai, bėga taškose, aš nežinau, ką daryti, vyro nėra, aš su 2 vaikais, tiesiog ant šaligatvio. Intriguojantis klausimas, ar pasiilgsti kelionių be vaikų? Tai čia teisybė pasakyti? Sveiki! Šiandien mūsų studijoje viešnia, kurios patirtis keliaujant su vaikais ne tik įkvepia, bet ir padrąsina. Tai Jūratė, socialiniuose tinkluose žinoma Kelionė kaip svajonė vardu, keliautoja ir kelionių planuotoja, kuri su vaikais ryžtasi keliauti net ir į tolimiausius pasaulio kampelius. Tad šiandien ir pakalbėsime apie keliones su vaikais. Kokios tolimos kryptis tam tinkamiausios, ko tikėtis, kam nusiteikti, kaip pasiruošti ir kokia tokių kelionių realybė. Ar tikrai viskas taip gražu, paprasta ir lengva, kaip gali pasirodyti iš šono. Tai labas Jūratė. Sveiki. Labai džiaugiamės, kad atvykai pas mūsų studiją ir sutinki pasidalinti savo patirtimi. Žinau, kad tikrai esi sukaupusi nemažą tokių patirčių bagažą, tad ir norėčiau pradėti nuo klausimo, kada ir kur apskritai buvo tavo pirmoji kelionė su vaikais, dar prisimeni? Iš tikrųjų, tai mano vyriausiajam yra beveik 5, tai mes tada ir pradėjom. Nors mano pati pradžia su vaikais kelionių nebuvo tokia gal lengva, nes daug nežinomybės atsiradus vaikui. Bet aš įsivaizdavau, kad su mažu vaiku galbūt yra sunkiausia, baisiausia, tai aš taip tolimų kraštų, nepaisant to, kad mano didžiausia kelionių meilė aistra yra tolimi kraštai, bet aš su vaikais pasirinkau tokį saugų variantą, keliavom mėnesį, čia tokia trumpa kelionė. Trumpoka. Aš labai mėgstu ilgas kelionės, tai man mėnesis yra toks standartiškai. Europoje keliavom su automobiliu, į Alpes, prie jūros, į Kroatiją, bet toks labai saugus variantas, bet reikia nepamiršti, kad tai buvo dar ir iškart po COVID-o. Tai gal ir tas dar pridėjo tokio saugumo su savo automobiliu, su savo daiktais, su savo, tempu. Tai keliavom Europoje. O kada ta pirmoji buvo jau į tolimus kraštus ir į kur vykote? Kas yra tolimi kraštai? Imkim Aziją, nes kiek aš mačiau ir kiek mes stebim tavo turinį, kelionių tą visą blogą, tu mėgsti Aziją, bent kiek mačiau su vaikais, tikrai nemažą šalių jau aplankėte Azijoje, tai įdomu, nuo ko pradėjot, kuri buvo ta pirmoji Azijos šalis jūsų pasirinkimo? Taip, aš iš tikrųjų tų pasirinkimo krypčių gal nesieju su vaikais, aš labiau pagal tai, kokį aš tuo metu turiu vidinį pašaukimą, kas man įdomu, kadangi mano vaikai maži, tai aš labai viliuosi, kad jie prisitaikys. Aš labai tuo metu keliavau daug vidurio rytuose, ne visai vidurinė Azija norėjau, bet šiek tiek ten kitaip gavosi, tai už Europos ribų pirma kelionė buvo Omanas. Labai saugus variantas, labai paprastas, keliauti lengva, tai tada vaikui buvo 1,5 metų, mes tiesiog porai savaitėlių į Omaną. Fantastiška kryptis, nes vietiniai labai priima maloniai. Ir su vaikais, su tokiais mažais vaikais, tai ten dėmesio, tokio, bet malonaus. Nes tai yra arabų kraštas, tai kartais tas dėmesys būna toks, na žinote, Egipte, Turkijoje mes visi įpratę, kad ten kaip į piniginę tave žiūri, kalbina, iš skverno traukia, tai Omane visiškai to nėra, tai su vaiku keliauti buvo tiesiog labai lengva. Aš kai pamačiau tą informaciją apie Omaną, tu mane ir užkabinai, mano dabar Omanas yra norus. Tai mes visiškai saugu, labai paprasta keliauti, kaip Europoje, išsinuomoji automobilį ir važiuoji, kaip
Tiesiog ta infrastruktūra, jinai labai turtinga šalis, be proto. Jinai save taip nepozicionuoja, kaip tarkim, kaimyniniai Emiratai, kur vis dangoraižiai, stiklai, prabanga, Omane įstatymas draudžia statyti dangoraižius, nes jie labai saugo tą savo identitetą, autentiką, senovinę visą architektūrą, tai jie draudžia statyti dangoraižius. Negalima. Negalima statyti stiklinių pastatų. Tai palyginant su Dubaju, Muskatas, visai šalia ar ne, yra visiškai kitaip atrodantis miestas, nepaisant to, kad jie maudosi naftos piniguose, doleriuose. Tai va, bet keliauti ten dėl to taip įdomu, paprasta, saugu, visiškai ten terorizmo lygis žemumose. Tai su vaikais labai, labai faina kryptis ir faina, kad jinai nėra toli. Ir faina tai, kad priešingas klimatas tas toksai kaip vasara, Europoje visur galima keliauti, o ten be proto karšta, tai ten žiemos atostogom, rudens atostogom yra labai gera kryptis, netoli, nėra labai brangu. Aš dar norėčiau sugrįžti vis dėlto vis tiek prie tos pačios pirmosios kelionės, kai jau išsiruošiai, išdrįsote keliauti ir kas buvo sunkiau nei įsivaizdavai iš pradžių? Arba atvirkščiai galbūt įsivaizdavai, kad bus labai sunku, bet buvo žymiai paprasčiau ir lengviau. Ar buvo tokių kažkokių vidinių baimių ar nerimo? Nerimo ar vidinių baimių sunku jas įvardinti, nes iš esmės yra nežinomybė, nes aš keliavau daug metų visaip, viena, su vyru, kur aš noriu, kaip noriu, kada noriu, o čia reikia derintis prie to mažo žmogaus. Ir nežinai, kaip bus. Mes važiuojam automobiliu iki Kroatijos, iki Bosnijos, kaip ten bus, miegos, nemiegos, ar aš būsiu tokia pavargus, kad man bus niekas nebeįdomu. Tai daug tokių vidinių, niekada nepatirtų dalykų ir iš vidaus tie klausimai kyla, jie yra natūralūs. Bet buvo lengviau negu aš galvoju. Ir dabar aš kaip galvoju, jau kai keliauju su didesniais vaikais, tai lengviausia keliauti 6 mėnesių. O, prašau, tai va, rodiklis, kad žodžiu, jeigu kas planuoja, tai išnaudokit 6 mėnesių laikotarpį. Aš visiškai galvočiau dabar, jeigu turėčiau vėl mažą vaiką, tai yra tiesiog aukso amžius keliauti. Jie miega, valgo paprastą maistą, tai yra, žodžiu, ne mūsų maistą, o dar tą arba pieną, arba mišinuką, ar kaip ten mama nusprendžia, bet mažai poreikių turi. Tai aš šitoje vietoje irgi paantrinsiu tik tiek, kad mano pirma kelionė su vaiku, tai kai buvo dukrytei metai ir 3 mėnesiai, bet aš jau buvau į pabaigą nutraukimo, žodžiu, maitinimo. Ir atsimenu, taip lengva ir paprasta buvo skristi, jinai jau tik prabunda, jau tik zysti nori, tada okei, ateik. Ir tada užmiega ir vėl ramu, kiti lėktuvai ten rėkia, klykia, o maniškė tiek pirmintė, kad gal visą laiką pramego. Ir kas buvo irgi labai fainai, lyginant su dabartiniam kelionėm, tai įsodini vežimėlį. Ir jie eina ir važiuoja ten, kur einu aš. Jokių ten tai nenoriu, tai neįsiu, tai per karštą, tai per šaltą, tai per toli, tai kiek daraisim, tiesiog sėdi vežime, žaidžia arba miega. Ir viskas. Tai tikrai tas, aš sakyčiau, gal net iki 2 metų yra tas tobulas laikas. Ir pigiausia, man atrodo, nes, vienareikšmiškai. Nereikia mokėti nei už vietą, nei už apgyvendinimą, pavyzdžiui, ir vietas lėktuve. Dėl kainos tai vienareikšmiškai taip, nes nekainuoja nei lėktuve, nei viešbutį, nei ten maisto kavinė kažkur ar panašiai, bet su tuo sėdėjimu tai mano kitokia patirtis, mano vaikai nesėdėjo vežime, tai aš juos turėjau tiesiog nešti fiziškai visada. Bet kol jie maži, to lengva. Tai tos nešioklės pravertė ir galvoji, koks išsigelbėjimas. Visiškai mano, galiu būti ekspertė, parašyti vadovėlį apie nešioklės, nes jo, mano vaikai nemiegodavo, nebūdavo, nesėdėdavo, nenorėdavo vežime, tai nenorėčiau nuskambėti taip generalizuojant, kad lengviausia, sunkiausia, nes vaikai labai skirtingi. Mano vaikai tik nešioklė, niekaip vežime nebūna, tai tokio vieno bendro dėsnio aš nenorėčiau sukurti, nes labai skirtingi vaikai, tai kas neturi ir tikisi turėti ir keliauti, tai labai individualu. O kaip pasikeitė apskritai tavo požiūris į keliones, tiksliau,
koks buvo iki vaikų ir po vaikų? Ar pasikeitė požiūris, ar daugiau, pavyzdžiui, galbūt pradėjai ieškoti komforto, kad, tarkim, mažiau keisti ten nakvynės vietas, arba rinkti skrydžius su kuo mažiau persėdimų, kad kuo mažiau trintis oro uoste, kad vieta būtų kur mažiau triukšmo, ne centre, kur nors gyventi. Ar pasikeitė, ar ieškai daugiau komforto, ar išliko tie patys įpročiai? Mano nepasikeitė, aš manyčiau, įpročiai. Aš labai mėgstu aktyviai keliauti, aš labai mėgstu pažinimo tas kelionės, tai man poilsis, komfortas be abejo dabar atsiranda tokie, kad reikia pagalvoti, kad būtų saugu vaikam, kad ten baseinas, kad ar kažkas būtų, bet iš esmės mano keliavimo stilius nepasikeitė. Detalės, kažkokios detalės, buitinės detalės, ten faina, kai yra ten virtuvėlė su vaikais, nes ten jie užsimanys makaronų, nes mes būsim pavalgę fainam restorane ir aišku, jie nieko ten nevalgys, tai vakarė reikės išvirti jam, tai, bet čia tokia labai buitis. Bet aš mėgau keliauti ir mėgstu intensyviai, 1, 2, 3 naktys vienoje lokacijoje, mes labai keičiam dažnai, nebent aišku yra poreikis ten būti ilgiau. Bet dėl vaikų mano keliavimo stilius iš esmės nepasikeitė. Dabar pakalbėkim apie ilgus skrydžius, nes su vaikais yra vis tiek didesnis turbūt iššūkis ir kokia tavo patirtis ir galbūt net turėtum kažkokių patarimų tėvams, kurie ruošiasi ilgiems skrydžiam, kaip pasiruošti, ar užsiimti kažkokiom veiklom iš savo patirties. Kuo užimti? Kuo užimdavai tu? Mano vienintelis patarimas yra būti tėvams pailsėjus, būti tėvams pasikrovus energijos. Net iš paskutinės savo kelionės su vaikais, tai buvo šitą didžiausia klaida, nes mes abu su vyru buvom nusikalę darbuose ir reikaluose ir išvažiavom keliauti ir tada bam. Nes mes neturėjom vidinio resurso, savo baterijų vidinių pasikrovę, o su vaikais reikia daugiau. Tai prieš ilgą skrydį mano vienintelis būtų patarimas tėvams. Išsimiegot, pailsėt, pavalgyt, nes tada, kai pats esi pasikrovęs tų jėgų ir energijos, tai ten visa kita tik detalės. O šiaip nieko nėra geriau negu, žinot, seną gerą posakį, duona ir žaidimai. Duonos ir žaidimų. Duonos ir žaidimų, tai turėti kažką užkandžiauti ir turėti kažką, ką mėgsta vaikai, kas daug vietos neužima, piešt, dėliot, ką mėgsta. Bet miega, lengvai užmiega taviški lėktuvai. Oi, mano apskritai mažai miega, mano vaikai nemiegantys, tai aš negaliu to pasidžiaugti, bet man patinka naktiniai skrydžiai. Ir jeigu yra galimybė rinktis, aš renkuosiu naktinius skrydžius, bet turėjau visokių ir dieninių, ir naktinių, tai man patinka naktį skristi su vaikais, nes tada kažkaip mes išsimiegam. Paskutinį kartą, kai skridom į Japoniją, Pietų Korėją, tai 7 valandas mano vaikai miegojo lėktuve. Geras. Tai čia... Čia suaugusiam. Čia puiku. Sunku būna išlaikyti tokį. Jo, tai, bet vienintelis patarimas būti pačiam pailsėjus, nenusikalus, nes tada bus iš karto viskas šviesesnėm spalvom. O dėl pačių krypčių galbūt dar, ar yra šalių, kur su vaikais tikrai nekeliautum ir neskristum? Iš esmės, man nėra blogos krypties, aš noriu visur. Aš pati noriu visur ir nėra tokios šalies, kur aš nenoriu. Yra labai nedaug šalių, suskaičiuočiau turbūt ant vienos rankos pirštų, kur aš nevažiuočiau šiandien dėl tam tikrų aiškių priežasčių. Bet su vaikais nevažiuočiau į maliarijos rizikos zoną. Esu buvus sirgus porą kartų, tai žinau, ką reiškia maliarija, tai su vaikais ne. O visur kitur tai labai tiesiog priklauso nuo aplinkybių. Ir tarkim, mano vaikai nemėgsta vaikščioti. Tai aš dabar jau nenorėčiau važiuoti į šalį, kur esmė yra kažkokie ilgi žygiai, patyriminė, per tą prizmę patyrimas. Bet visa kita, aš manau, visos kryptys yra geros. Jeigu jos
įdomios tėvams. Nes jeigu tėvams nebus įdomu, tai tada nebus kelionė sėkminga. Bet jeigu tėvus veža, tėvai nori, tiesiog jaučia didžiulę aistrą pamatyti šalį X, tai ar su vaikais, ar be vaikų bus gerai. Ras būdų prisitaikymų. Ar aš teisingai suprantu ir tavo požiūrį ir tavo, tarkim, vyro kartu jūsų požiūrį, kad jūs keliaujate ne dėl vaikų pramogų, o dėl savęs, o vaikai tai yra jūsų šeimos dalis, kuri tuo metu kartu su jumis leidžia laiką tose kelionėse. Nes, tikrai būna tų atvejų, kai daro atostogas vaikams arba sako, tai ką mums veikti tenai dabar su tais vaikais, kur ten pramogų parkai, kur ten dar kas nors ir taip toliau. Bet aš kiek girdžiu tave, tai aš suprantu, kad pas jūs yra vaikai šalia kartu su jumis kelionėse ir jūs ne kiek dėl jų pramogos tą darote. Neapibūdinčiau taikliau negu apibūdinai, nes tikrai taip ir yra. Mes keliaujam ten, kur yra mums įdomu, mes keliaujam į šalį, į objektus, į vietas, kur mums yra įdomu, o vaikus stengiamės tiesiog, kažkaip inkorporuoti ten jų eigoje. Bet aišku, mūsų vaikai yra maži, jiems 2 ir 4, beveik 5 ir artėja prie 3. Tai juos dar lengviau yra į tą mūsų tokį interesų lauką įnešti. Aš tikiu, su vyresniais vaikais jau yra kitokia dinamika, jau jie ten turi savo daugiau norų, pageidavimų ir panašiai. Bet kol mano vaikai maži, tai mes tengiamės keliauti ten, kur mes norim, nors vėlgi, aišku, yra tų minčių tokių, tarkim, paskutinė kelionė, kuri buvo ilga, 2 mėnesius keliavom. Mano pasirinkimas buvo tarp Centrinės Amerikos, Centrinės Azijos ir tolimųjų rytų, ten Japonija, Pietų Korėja. Ir iš tikrųjų širdį aš labiausiai tai norėjau į Centrinę Ameriką. Aš norėjau pervažiuoti, 2 mėnesiai yra toks neblogas laiko tarpas, galima šį bei tą nuveikti. Norėjau pervažiuoti per Centrinę Ameriką iš esmės, tai per keletą šalių. Bet pagalvojau, tas sienų kirtimas su vaikais, nes tai yra žemės transportu, būtume keliavę, saugumo klausimas ir tada natūraliai Japonija paėmė viršų, nes ten yra labai saugu, yra labai paprasta, pritaikyta ten su vežimėliais, nereikės rūpintis ten atėjus į kažkokią viešą vietą, man vaikus sugaudyti reikia, bet dar ir daiktus žiūrėti. Tai Japonijoje tai man tik tai vaikus žiūrėti, o daiktai ten stovi traukinių stoti niekam neįdomus, nes ten, žodžiu, saugi šalis. Tai to pasirinkimo šiek tiek būna ir dėl vaikų, bet, kaip aš sakiau, man visur įdomu, tai tiesiog laiko klausimas. Laiko klausimas, taip. O nuo kurios tada tokios tolimesnės krypties, kad ir Azijoje, nežinau, ar ten tolimuosiuose rytuose, nuo kurios rekomenduotum pradėti? Tarkim, įsivaizduok, yra šeima, irgi panašaus amžiaus vaikai, ar gal net mažesni, ar net vyresni, nesvarbu, bet dabar sėdi, žiūri ir galvoja, išsiruošiam, keliaujam, gerai, varom kur toli, išsiruošiam. Tai kuri ta šalis gal būtų tokia, kurią verta būtų kaip pačią pirmąją, kaip bandymą pasirinkti. Nes aš esu mačius irgi, kad tu dalinaisi, pavyzdžiui, Vietname, kad ten nepatogu buvo su vežimėliais, trūko šaligatvių, tai tarkim, Vietnamas jau kaip ir galėtų atkristi, jeigu su mažesniais vaikais. Bet kuri būtų ta tokia optimali kryptis? Aš sakyčiau, nesvarbu, ar su vaikais, ar be vaikų, aš vertinčiau pagal to keliautojo prizmę. Ar jisai pats, nesvarbu, ar turi vaikų, ar neturi, važiuoja pirmą kartą į Aziją ir ko jis nori, ko jis ieško. Ar ieško to komforto, tik truputėlį daugiau egzotikos negu Europoje, ar jis nori ten iš karto hardcore. Tegul kerta mane tas kultūrinis šokas. Tai aš sakyčiau, nesvarbu, ar su vaikais, ar be vaikų, labiau ko tėvai nori, ko patys tie, kurie planuoja kelionę, tikisi. Tai jeigu tai yra pirma kelionė Azijoje, daug neužtikrintumo, daug baimių, gal nešvara, gal nehigiena, gal sveikatos sektorius, tai tada rinkčiausi tas tokias saugias, paprastas, lengvas šalis. Tailandas, Balis,
Filipinai, Indonezija, sakyčiau, labiau Balio apsiriboti, nes ten Balis labai yra iš infrastruktūrą išpuoselėta. Kitos salos Indonezijos yra šiek tiek visko yra. Tai pirmam kartui sakyčiau Balis. Bet Vietnamo aš tikrai neatmeščiau. Bet vėlgi, ar tėvams patinka truputėlį nehigiena, truputėlį iššūkių, truputėlį standartai kiti, yra naujas fainas viešbutis, bet vis tiek ten bėga vanduo kriauklė ant žemės, nes, pamiršau vamzdį įdėti. Tai kas. Nesvarbu, kad ten, žodžiu, Mišelino restoranas, bet plauna bliūdus rankom ir ant gatvės pila vandenį. Nieko tokio. Tai priklauso, jeigu tėvai nori priimti tą tokią, truputėlį egzotiką, tai vaikai netrukdys. Jie tiesiog bus šalia. Taip, bet tada irgi klausimas, kaip tu pati spręsdavai, jeigu ypatingai su mažesniais maisto klausimą. Nes keliaujant toli, ypatingai po tokias egzotiškesnės šalis, tai nei aštraus maisto tikriausiai nevalgo, nei gatvės maisto, nei gyvų aštunkojų ir taip toliau. Tai kaip šiai vietai. Po to, kai aš valgiau gyvus aštunkojus Pietų Korėjoje, mano vaikas šokinėjo nuo lovos viešbutį ir rodė, kaip mama valgo tos gyvus aštunkojus, ištraukė iš vandens, supjausto ir tu valgyk. Ne, šiaip apie maistą. Yra esminė pagrindinė taisyklė, kurią aš vadovaujuosi, kaip neapsinuodyti maistu, nesvarbu su vaikais, be vaikų, valgyti ten, kur valgo vietiniai. Nes tas maistas atrodo nebūtinai higieniškai, nebūtinai laikomas ten šaldytuvuose, bet tai, ką tu valgai vakare, dar tikėtina ryte bėgiojo. Tai jis nespėjo sugesti. O jeigu eini į turistam pritaikytas vietas, tai ten tie sūris kažkoks Azijoje, jie nevalgo sūrio patys, jis skirtas turistui, jis ten pastovėjo, ten vištienos kokios krūtinėlės, baltymai labai sunku apsinuodyti, lengva apsinuodyti, sunku po to. Tai reikia valgyti ten, kur valgo vietiniai, tada to maisto kaita yra labai didelė, higienos standartai kokie yra tokie, bet tas maistas jis nespėja sugesti. Ir kiekvieną kartą, kai aš nusižengiu šitai taisyklė, aš apsinuodinu. Ir aš žinau, paskutinį kartą, kai apsinuodinau maistu Vietname, aš labai norėjau valgyti ir buvo tokia labai neaiški kavinė turistynas. Aš sakau, mes ten tikrai apsinuodysim, bet mes taip norėjom valgyti. Davai vieną porciją. Ir vaikai tada kaip tik ten užsizizė eilinį kartą ir jie nevalgė, tai ačiū jiem, kad jie užsizizė ir nevalgė. Ir tada mes apsinuodėjom. Bet iki tokio lygio, kad mes užsakė maistą, sakau, davai, žinok, nueisiu, atšauksiu, nes aš galvoju, kad čia, žinok, nebus švaru ir tuščia, žmonių nėra, turistynas, kažkokia namelė ant vandens, visiškai turistinis skemo vieta, tokia, tik į turistus orientuota ir tada sirgau, ir vyras sirgau. Tai gerai, kad ne vaikai. Vaikai nesirgo. Kaip gaunasi, žmogus žinai, kad ne. Bet valgyt noriu. Tas alkis, tau protą užtemdo sveikai. Jo. Bet šiaip, gerai, o tai jeigu vaikai būtų alkani? Tai vėlgi reikia kažkokių užkandžių jie turėti. Viską valgo iš principo, ar tu jau ten irgi labai atidžiai atrenki, ar pasiruoši iš anksto, nežinau, susimeti į kuprinę ten, šiandien gal jie norės to ir susidedu. Kad aš turiu visada užkandžių po ranką su mažais vaikais, tai taip. Ir manau, tai yra vienas iš sėkmingos kelionės su vaikais tokių niuansėlių. Turėti maisto čia ir dabar. Nes kai tu ateini į kokią nors fainą šventyklą, kur tau įdomu, kur nori pažiūrėti vaikam dzin. Jie pradeda zyst, neįdomu, nenoriu, ką čia veikiam, tada duodi trapučių. Duodi ten kukurūzų, duodi kažko, jie valgo tyli, o tu žiūri. Tai va, reikia turėti, žodžiu, visada su savimi ginklų. Taip, su maistu tai iš tikrųjų irgi eigoje, tarkim, Japonijoje yra fantastiškas maistas. Manau, daug kas pakeliavęs Japonijoje sutiks, kad viena geriausių pasaulio virtuvių. Mano vaikai valgė ryžius. Nes nelabai jiems ten buvo ką valgyti. Ryžius ir mėsą, nes ten jautiena yra irgi labai kokybiška, labai pigi ir ten populiarūs tie tokie restoranai, kur grilius ant stalo ir pats ten gali išsikepti ir ten grina mėsa, be padažų, be nieko. Tai va tokia Japonijoje vaikam buvo labai gerai, mes ten eidavom
vakarieniauti vos ne kiekvieną vakarą, nes jie tiesiog žinau, kad pavalgys mėsos ir ryžių. O kaip sekėsi Japonijoje keliauti, kai gal čia aš girdėjau stereotipus ir taip toliau, kad jie vis tiek labai gerbė vienas kitą, tyla, ten viešam transporte tyli visi ir net, pavyzdžiui, kur ir tos... Jūsgi gyvenate tose specialiuose... Ryokanuose. Taip, kur irgi ten yra tam tikros taisyklės ir kaip tenai sekėsi? Aš stresavau šiek tiek, nes įlipi pilną traukinį ir metro ir žmonių yra kaip silkučių, vienas prie vieno. Ir tyla, musės skristų, o mes įlipam su vaikais, o Dieve, man tokia gėda. Ir aš stresavau ir ten bandžiau jam valgyti, vėlgi jie nevalgo viešajam transportui, išskyrus tuos Shinkansenus greituosius traukinius, bet man tokia ir gėda, ir nepatogu, ir aš galvoju, ką jie apie mane galvoja, nes sakys, o čia tie turistai atvažiuoja garsus, bet tada labai gerai atsimenu, įlipa toks tėtis su 2 vaikais, jis tik įlipa, tie vaikai pradeda žviegti, išvirsta jų ten kažkoks maistas ant žemės, kažkokie ten saldainiukai, tas tėtis koja pastumė, paskui ten surenka. Ir galvoju, ai, gerai. Jie irgi lygiai tokie vietiniai. Okay. Ir tada aš suprantu, kad... Ai, tai gerai. Kad taip, ten labai jie griežtai savo vaikus auklė, Japonijoje ten disciplina yra aukštumose ir jų vaikai yra ir labai tvarkingi, ir tikrai savo vietose, taip kaip galėtume mes galvoti, bet ten vaikai irgi yra vaikai. Jie yra garsus, jie ir kavinėse tauška, jie ir šiukšlina. Po to susirenka, tai aš irgi ten vaikai kažkur ten kavinė pritrupina, aš ten stengiuosi, žinai, nepalikti, sutvarkyti, bet juos išlaikyti tyliai buvo iššūkis, bet tuo pačiu aš, kai stebėdavau vietinius, tai vaikai irgi, kaip ir visam pasauliu, vaikai yra vaikai. Ir zyzdavo, matydavo, ir verkdavo, ir šaukdavo, tai tada tokio duoda užtikrintumo, ne, čia viskas čia gerai, viskas gerai. Esi minėjusi, kad beveik kiekvienoje kelionėje nutinka kažkas netikėto, prireikia ir medikų pagalbos, ir ligoninėse apsilankyti. Tai kaip reaguojate į tai su vyru, kai nutinka kažkas ekstra? Ar jau turit savo kažkokią sistemą, metodiką atkalę, ar žodžiu, kaip sprendžiat tas problemas? Čia turbūt vienas dažniausių klausimų ir rūpesčių yra tėvams besiruošiantiems į kelionę su mažais vaikais. O kas jeigu susirgs? O kas jeigu kažkas nutiks? Tai mano pirmas dalykas yra saugoti vaikus iki kelionės, kad jie nesusirgtų. Prasme, kad kelionė įvyktų, tai reikia, kad vaikas būtų sveikas. Vaikai dažniausiai susirga ten darželiuose, nes ten virusai. Tai mano pirmas dalykas yra, kad aš saugau vaikus iki kelionės. Neleidžiu darželį, kad biškai jie tų virusų mažiau gautų. O kelionėse jau kaip jau bus, visko ten būna. Pavyzdžiui, Pietų Korėjoje nukrito mano dukra, atrodo visiškai nieko, bet ant laipto prasikirto smakrą, ir grįžo su plastikos ten operacija. Puikus suvenyras iš Pietų Korėjos. Susivo, reikėjo 10 siūlių siūt, kas iš pradžių neatrodė baisu, bet kažkaip priėmė tai, kad vaikams nutinka visko tiek namie, tiek kelionėje. Gal dėl to aš nemėgstu turėti tokio labai griežto plano įsipareigojimo. Aš kelionės metu ir nakvynės rezervuoju būna ir keičiu, turiu to lankstumo pasilikus arba ten rezervuoju su nemokamu atšaukimu, kad eigoje aš galėčiau laisvai. Lygiai taip pat aš labai mėgstu keliauti savarankiškai, bet ten kažkokių didelių turų, agentūrų, kur reikia įsipareigoti, kur reikia iš anksto susimokėti ir tada ten vaikas kažką pasidaro. Tai kai yra to tokio lankstumo eigoje, tai tie iššūkiai tuomet ir neišmuša iš vėžių. O kad gali nutikti visko, tai gali ir nutinka. Tai sakyk, Jūrate, ar buvo kada nors pas tave kelionėse kokių dramų, ar nebuvo su vaikais? Tai kokia ta realybė? Tai kelionė nuo pradžios iki pabaigos su vaikais yra dramos. Kažkokių tokių dalykų, kad šokt nuo kalno, kristi jų pabaiga, tai nebuvo. Tai ką, turbūt, kai prasikirto tą smakrą, gal buvo baisiausia, nes iš esmės tai mes važiavom Pietų Korėjui, nuomavę automobilį prie
į pasienį su Šiaurės Korėja. Nu, nes negi, būdamas šalia Šiaurės Korėjos, nenuvažiuosi. Ir mes apsižioplinom, nepasiėmėm paso. O ten pasirodo reikia paso, nes, žinai, pasienį važiuoja. Tai tada mes sustojom po keliu ir kad vaikai ten rėkė, mašinoje pikti, tai vyras mus išlaipino, kad mes palauktume ir jis suvažinės iki viešbučio ir paims. Nu ir tada mano vaikas ten parkrito ir prasiskėlė tą smakrą ir ten kraujas, žinai, bėga taškose, aš nežinau, ką daryti, vyro nėra, aš su 2 vaikais tiesiog ant šaligatvio. Taip vidury laukų maždaug. Nu, ne vidury laukų, bet ten buvo kažkoks dar muziejus, bet, žodžiu, situacija tokia, kad vaikui kraujas bėga, ten verkia, vyresnėlis panikuoja, aš viena, vyras išvažiavo, paso neturim, nežinau, ką čia daryti, bet nuėjom, niekas angliškai nešneka, aišku, nuėjom, ten susiradom kažkoks muziejus, ten neaiškus, ten Objektas, žodžiu. Objektas, sėdi vienas vyras, aš jam sakau, man reikia, bet aš rodau jam į kaklą ir jis sako, ką, ir skuba bėga kraujas. Man čia galima dviprasmiškai suprasti. Man reikia, sakau, pleistro, aš jam ten su Google Translate, nes angliškai Pietų Korėja pažangi šalis, bet niekas nekalba. Tai tada jis mums davė kiaušinių virtų. Ta prasme, jis davė pleistro ir davė ten tose kažkokiose ten versmėse išvirtų juodų kiaušinių. Galvoju, šitą gal nabagiai neturi valgyti. Šitas geras. Jokas, bet čia Pietų Korėja labai vaišingi ir su vaikais keliaut būdavo fantastiška. Pavyzdžiui, jie ten labai mažai turi vaikų, gimstamumas yra pats kaip mažiausias. Japonijoje, ten iš viso. Tai Pietų Korėjoje dar mažiau. Tarsi Japonijoje yra labai blogai, Pietų Korėjoje yra dar blogiau. Ir esmė, kai pamatydavo mūsų 2 vaikais, jiem toks, kaip jūs tos 2 vaikus čia turit? Ir jie mus vaišindavo, bet iki tokio lygio, kad pavyzdžiui, mes sėdim gale autobuso, paprasto miesto autobuso, ir moterytė sustabdo jau stotelį autobusą, reikia susistabdyti, ir jis sako, vairuotojui kažką rodo, jis nueina į autobuso galą, paduoda mano vaikams saldainių ir išlipa. Ir jie kiekvieną dieną mus maišindavo. Nebuvo dienos, o mes buvom 3 savaitės, nebuvo dienos, kad jie neprivaišintų mūsų vaikų. Ir taip išlepo mano vaikai, mes ateinam į kokią ten šventyklą. Tai iš pradžių būdavo duoda jiems saldainiuką, jie žiūri, o čia mama, aš galiu valgyti, nusakau, gali. Tai iki tokio lygio, kad mes ateinam į šventyklą, gale kelionės ir jau jie dairosi, tai kur čia man duos tų saldainiukų? Galvoju, jūs raminkitės. Ir pavyzdžiui, vienuoliai dalindavo. Ir čia šitas ir, apskritai budizme, bet ir Vietname ir Pietų Korėjoje labai ateini į šventyklą ir tau duoda ten sausainių, duoda vaikam, aišku, nesuaugusiam. Ir negali atsisakyti, nes čia yra nepagarbos parodymas. Jie taip linki ten sveikatos, ilgo gyvenimo, bet, mano vaikai tai išlepo. Nes jie įprato gauti. Ir iki tokio lygio, pavyzdžiui, stoty, einam metro, požeminė stoty, mus kažkokia moterytė stabdo, jūs sustokit. Aš galvoju, jau pamečiau ką nors, nes visada pamesdavau. Sako, ne, ima iš rankinuko, saldainiukus traukia. Ir man iki tokio lygio galvoju, o tai jūs iš kur turit tiek tų saldainių? Aš, pavyzdžiui, kad jokių kišenėse nesinešioju. Bet labai vaišingi. Turbūt pati vaišingiausia šalis, netikėtai, nes jie tokie, tie Pietų Korėjiečiai santūrūs, gani šalti, tą tokį bendravimą atvirą sunkiai, bet labai vaišingi su vaikais. Sakau, iki tokio lygio, kad pereina per visą autobusą iki galo, paduoda mano vaikams saldainiuką ir kiekvieną dieną, nebuvo dienos, kad nevaišintų. O buvo kokių nors tokių istorijų su medicinos būtent paslaugom tam tikroje šalyje, kad galvojat, o Dieve, net nesinori vaiko galbūt vežti tam tikras medicinos paslaugas teikiančias įstaigas? Ar šiaip viskas būdavo, kai reikėdavo pagalbos, kreipdavotės, viskas gerai, susitvarkydavo, tai aišku, ten gal pasikoreguodavo planai kelionės, bet iš esmės viskas laimingai baigdavosi. Tai iš esmės viskas laimingai baigdavosi, tarkim, gal nustebino Pietų Korėjai, kurių tikrai medicina yra aukštumose, mes atvažiavom jau į pagrindinę miesto ligoninę, į priėmimą, čia vaikui bėga kraujas. Sako, oi, ne, pamato mažą vaiką, aš žinau, kad mes jūsų nepriimsim, tikrai ne, oi, tikrai ne, su mažu vaiku ne. Bet tai čia pagrindinė miesto ligoninė. Sako, jūs važiuokit į privačią. Gerai, atvažiuojam į privačią. Aišku, galvoju, bet keista, bet, tebūnie. Privačioje niekas nemoka nei vieno žodžio angliškai, bet Pietų Korėja.
Čia ir Lenkijoje, žinok, turiu net patirties ir Lenkijoje nepasisveikina. susidūrėm. Tai va, bet viskas įvyksta vertėjų kažkaip, be to, kadangi reikia Google Translate yra, įrašai, žodžiu, išverčia ir, kaip pasakyti, kai reikia siūti, tai nėra ten daug ką šnekėti. Gydytojas pamatė, pažiūrėjo, jo, sako, va, taip va. Sakau, va. Ir ten toks visas pokalbis tiesiog. Bet šiaip nustebino, labai buvo ramus gydytojas, nes mažam vaikui 2 metai nepilnai siūt veidą, tai yra sunku, bet jau toks buvo visiškai ramybės oazė. Bet aš kaip suprantu, jūs patys su vyru tikriausiai, tokie palyginti ramus esate, ramiai reaguojate, nepuolė ten panikuoti, viskas, atgalinis bilietas, skrendam į Lietuvą, čia jau viskas griūna, taip su ramybė, žodžiu, žiūrite. Tikrai ne, viskas ramiai. Aš nežinau, iš kur ta ramybė, kad ten būna streso, kad būna nuovargio, kad būna kažkokio susierzinimo vidinio, tai aišku, kad būna. Bet tose kelionėse aš mačius visko iki vaikų, tai man kažkaip, ne maliarija, nenumirs. O kaip, kadangi tikrai ir daug keliaujate ir tas sveikatos, ypač klausimas medicininių paslaugų yra aktualus, tai gal šiek tiek bent trumpai iš savo patirties, kaip su draudimais sekasi? Turbūt apsišarvojat jau tenai, nežinau, kokiais ekstra paketais draudiminiais, ar kokia tavo patirtis būtų? Su draudimu tai aš labai paprastai. Aš nieko papildomai neperku. Čia dabar gali nuskambėti kaip reklama, bet tai nėra reklama. Aš naudojusi kreditinės kortelės draudimu. Swedbankas man visiškai pateisina mano poreikius nuo senovės, kai iškeliavau viena ir visokių ten daugiausiai būdavo gal netikėtumų su skrydžiais, nes aš ten visokios nejungiamuosius imdavau, tai ten tos rizikos daugiau, kada prireikia ir draudimo buvę atveju. Tai va, ir tas draudimas dengia ir šeimos nariams ir mums jo pilnai pakanka. Ir kiekvienu atveju, jeigu reikia, mes kaip. Aš irgi specialiai jokių draudimų niekada neišsipirkinėjau, irgi turiu kreditinę kito banko, tai irgi pilnai padengia ir kiek turėjau irgi atvejų, nes buvo pas mus irgi ir gipsą kelionės metu dėjo. Tai tikrai viską padengia ir visas konsultacijas ir papildomas išlaidas, tai va, tai kažkaip specialiai dar neprireikia. Tai visa laimė. Bet viskas sėkmingai. Aš manau, norint sėkmingai keliauti su vaikais, draudimą reikia turėti. Tai vienokį ar kitokį, nes niekada nežinai, kas nutiks, nežinai, kokių gali ne tik medicininių paslaugų, bet ir toliau visokių su skrydžiais, su nakvynėm, gali kelionės planai keistis. Tai nėra didelės išlaidos palyginus, kiek po to ir streso, ir papildomų išlaidų. Tai čia jau toks visiškai minimumas, ką reikėtų padaryti iki kelionės, tai pasirūpinti draudimu. Ar turėjai tokią kelionę, ar buvo tokių, kur nebekartotum? Kad buvo tokia kelionė, antrą kartą jau nevažiuočiau, ne. Ne, tokių, kad nekartočiau, nebuvo, nes iš esmės aš taip myliu kelionės, kad man visą vargą atperka. Man visą nepatogumą, visą nuovargį atperka, nes kelionės yra didžiausia mano tikrai aistra ir meilė. Tai tą nuovargį man po to kompensuoja. Kad būna sunkių momentų, aš atsimenu vieną kelionę, čia tiesiog tokia lengva, turėjo būti kelionė paprasta į Andalusiją, į pietų Ispaniją skridom, skrydis iš Kauno. Ir mes važiuojam automobiliu iš Vilniaus į Kauną ir vaikas visą kelią rėkia. Visą kelią rėkia. Ir jau mes nebenorime tą kelionę vykti. Ir jau sakom, paskutinės kartas. Bet šiaip praktiškai turbūt šita frazė, kad čia paskutinė kelionė su vaikais, yra pasakoma kiekvienos kelionės metu. Ir tų kelionių jau su vyresniuoju gal 20 šalių aplankęs ir kiekvieną kartą paskutinė kelionė. Nes būna tų momentų, kai jau emocijos ima viršų, bet tada kartais net jau kitą dieną būna lengvesnė diena ir atrodo, oi, dar 3 kelionės į priekį galima. Ar būna momentų, kai tikrai pavargsti ne tiek fiziškai, kiek emociškai ir ar padaugėja, padažnėja tada jau tų konfliktų tarpusavyje su vyru? Dėl vaikų.
Tai čia turbūt yra universalus reiškinys ir tai, ką mes matom socialiniuose tinkluose, visi laimingi, ten prie Disneylando fotografuojasi ir manau, Disneylandas turėtų būti viena sunkiausių kelionių, nes ten tiek tų visų vaikų stimulacijos didžiulės, kad ten išsibalansuoja visa šeima. Iš esmės nėra lengva keliauti su vaikais. Aš negaliu kalbėti už visus, nes ir tėvai ir vaikai yra skirtingi, bet tiesiog reikia gyvenime, aš manau, nusistatyti, kas tau kelia didesnį malonumą ir kas kompensuoja. Ir man kelionės tikrai kelia tokį didžiulį pasitenkinimą, kad tą vargą man kažkaip pat ir nubraukia. Bet nėra lengva, būna visko, būna ir tos emocijos kartais ima viršų ir šeimoje, ir su vaikais, ir su savim, ir tada galvoju, ir tikrai man čia reikėjo tos 2 mėnesius keliauti. Bet pasimiršta ir paskui žiūrint į nuotraukas galvoju, va čia kaip buvo faina, čia tiek nuveikėm. Bet tada prisimeni, kad kad tų visokių konfliktų, tai jie neišvengiami. Jų kaip namuose yra, taip ir kelionėse yra. Jeigu namuose daug barnių, tai ir kelionė bus daug barnių. Čia manau, kad kelionė neišgelbės, nei ten labai pablogins. O kai tu pati pavargsti kelionėje emociškai. Emociškai ypač jo. Ką darai? Turi kažkokį greitą tokį nusiresetinimo mygtuką būdą. Nusiresetinimo. Tai aš manau, šiek tiek laiko su savimi reikia, nes kai labai pavargsti nuo vaikų ir, tarkim, nuo tos savo buities, trumpas išėjimas vienai, tikrai papildo tos vidinius resursus. Ir mes kelionėse mėgstam tokias aktyvias pramogas, pavyzdžiui, nardymą giluminį, kur akivaizdu su vaiku nenersi. Tai tokį inkorporuoja į kelionės maršrutą ir papildo šiek tiek tą vidinį resursą. Tai žodžiu, susipyksti, jau vaikai nusibosta ir aš einu nardyti. Čia vienas iš pavyzdžių, kartais užtenka, aš einu viena į turgų vaisių pirkti. Jo, ar ten kažko, aš išeinu viena pasivaikščioti. Ok. Ir kartais to užtenka. Bet tiesiog keliaujant tada reikia kažkokią pauzę pasidaryti, dėl tempą sulėtinti kažkur pagal situaciją. O dabar iš to, ką pasakėjai, ar teisingai suprantu, kad pas jūs kelionės dažnai būna eiga vabank? Ar jūs turit planą, ar jau interpretuojat kelionės metu? Aš, kai planuoju savo kelionės, aš daugybę valandų skiriu informacijos paieškai, ką aš noriu pamatyti ir kaip aš noriu pamatyti. Bet tai nereiškia, kad būna griežtas planas, kada aš noriu pamatyti. Ir aš turiu planą, kad aš važiuosiu nuo taško A, B, C, D ir grįšiu va čia. Bet eigoje, kiek dienų aš kur praleisiu ir ar aš atsidursiu ryte, ar aš atsidursiu vakare, aš to neturiu. Dėl to aš labai mėgstu eigoje ir nakvynės užsirezervuoti, nes kitur man labai patinka ir aš galvoju, būsiu 1 dieną, bet aš praleidžiu 3. Kitur kažkaip man sunkiau būna ir aš noriu išvažiuoti. Tai aš labai gilinuosiu, ką pamatyti, kas ten yra įdomaus, kas ten yra unikalaus, kas yra tokios vietinės, kultūrinės patirtys, ne ten tie visi objektai. Bet aš neturiu griežto plano, kad pirmadienį čia, antradienį čia, trečiadienį čia. Yra išimčių, pavyzdžiui, Japonija buvo labai sustiguota, kažkaip ir įvyko, bet iš esmės man patinka tas laisvumas. Tai, irgi man leidžia tada eigoje koreguoti pagal savo nuovargį, vaikų nuovargį. O čia dabar toksai biškai intriguojantis klausimas, ar pasiilgsti kelionių be vaikų? Tai čia teisybė pasakyti? Taip. Kaip tik kitas klausimas, man atrodo, yra, kad jeigu reiktų pasakyti vieną tiesą apie kelionę su vaikais, kokia ji būtų? Nėra taip lengva, kaip jums gali kas nors piešti, bet vėlgi vaikai labai skirtingi. Galbūt yra tokios legendos, sklando, kad kitiems lengva ir vaikai daro tą, ką jų paprašo ir atsisėda ir pavalgo, eina į žygį, jiems įdomu, muziejus modernaus meno. Aš girdėjus tokių legendų. Ar jos yra teisybė?
Nežinau, aš manau, kokią 20 kelionių su vaikais esu jau padarius, bet pas mane šitos legendos tai Nėra. neaplankė manęs. Ar aš ilgiuosi solo kelionių? Taip, aš ilgiuosi savo kelionių be vaikų, be šeimos, kai aš buvau tiesiog, ką nori, tą darai. Bet tai vėlgi, aš manau, kad gyvenime svarbiausia balansas. Ir kol mano vaikai buvo maži tokie, kad jie be mamos negali nei dienos, nei nakties, tai be abejo, kad aš keliavau tik su vaikais. O kai vaikai auga, aš manau, yra labai sveika išlaikyti balansą. Yra šeimos atostogos, yra solo kelionės. Ir štai pirmą kartą po 5 metų, visai neseniai, prieš gerą savaitę, aš grįžau iš trumpos kelionės, ilgo savaitgalio, kur aš buvau be vaikų, be savo šeimos. Tai buvo taip lengva, aš nežinojau, kur dėti tas rankas, ar čia man dabar taurę laikyti, ar pirkinių krepšelį laikyti. Nes aš ten įpratus visus, ten reikia apglostyti, apmiluoti, paduoti, aprengti, padėti, nuimti, paduoti. O čia buvo tiesiog rūpinėsi tik savimi. Ir kaip lėtai laikas lenka, ir kiek čia daug laiko viskam turiu, ir savo, ir... Taip, man buvo gal tas lengvumas. Aš atsimenu Japonijoje, išeini iš viešbučio, visai dienai, ryte išsiruoši ir tada, oi, pamiršom ten kokią gertuvę, grįžtam. Oi, ten nepasėmėm kažko, grįžtam. O čia išeini su rankinuku per petį, išmaušti, lūpdažis ir telefonas, daugiau man nieko nereikia. O čia, mano vaikai maži, tai sauskelnės, atsarginiai rūbai, nes apsipils išsilies, maisto, tam. Ojei, o čia tiesiog su rankinuku. Mažuto. Tai ar turi nusimačiusi jau dar vieną kažkokią tai kelionę be vaikų? Ar kol kas tik tai patyrei, kad wow, kaip faina, tai jau... Planų planelių yra ir taip kita kelionė mano bus vėlgi be vaikų. Be šeimos, bus su draugiam, bet nenoriu dar išsiviešinti, nes labai intriguojanti vieta. Lauksim. Ir yra planų tokių, noriu sugrįžti į tokias ne pačias komfortiškiausias, ne pačias saugiausias, tiksliau vienas nesaugiausių krypčių, tai natūralu, kad ten vaikų nebus, labai tikiuosi, tai nutiks šiais metais. Planų yra, dar tie planai nėra kažkaip rezervuoti, bilietai, bet labai tikiuosi grįžti į Afriką, ne pačias saugiausias vietas, bet vienas įdomiausių man. Tai tikiuosi, tai išsipildys. Dar nenoriu, aišku, daug išsiviešinti, nes kol kas nepatvirtinta, bet planų yra. Puiku. Esi dar minėjusi ir pasakojusi ir matėm, kiek stebim irgi tavo turinį, kad jūs keliaujate tik su rankiniu bagažu, kas daugumai tikrai ir man šiek tiek keista. Tai 2 mėnesius turėjo 2 mėnesių kelionę, Taivanas, Japonija, Pietų Korėja ir keliavo tik su kuprinėmis. Taip. 2 mėnesius. 2 vaikai, 2 tėvai. 2 vaikai, 2 tėvai. Mama ir tėtis. Aš nesuprantu šito bagažo burbulo. Man gyvenime reikia mažai daiktų. Nesvarbu, kokia kelionės trukmė. Ar 3 dienos, ar 3 savaitės, ar 3 mėnesiai, man užtenka kuprinės. Aš manau, yra svarbu įsidėti daiktų vienai savaitai, rūbų. O paskui vis tiek ten eigoje. Taip, mes keliavom 2 mėnesius tik su kuprinėm ir netgi ne 4, o 3, nes vis tiek vaikai tai neneša savo daiktų. Tai mes keliavom su 3 nedideliam kuprinėm, ten tom iki 8 kg, ne tom, kur ten pusė gyvenimo gali tilpti. Man yra lengva keliauti su mažai daiktų, nes mes keliavom intensyviai ir mane daiktai vargina. Man viešbutį reikia juos išsiimti, susidėti. Čia mane visas sunkumas ir atsiranda, čia mane labiausiai išvargina, tai būtent tas daiktų dėliojimas, nes mes keliavom intensyviai, 1, 2, 3 naktis ir keičiam vietą, tai jeigu mes ten iš pusę namų susivešim, tai bus labai sunku. Bet lygiai taip pat aš keliavau ir viena, kai aš ar su vyru, man daiktų reikia mažai. Aš stengiuosi galvoti ne tai, ką man pasimti, bet tai, ko man nepasimti. Jeigu ką nusipirkti galima. Visada galima nusipirkti, bet iš esmės tai aš daiktų imu
tai, ko reikia, aišku, ten visokie pakrovėjai, telefonai, viskas, technika, rūbai vienai savaitei, nes po to galime bet kurioje pasaulio šalyje įsiskalbti. Nu ir ką dar reikia? Nieko. Banko kortelės. Svarbu. O daugiau nieko nereikia. Ja. Man čia šiaip tikrai įdomu būtų ir tą visą net kuprinės turinį pamatyti su visais vaikais, kai tikrai atrodo kuprinė, dar suprantu savo, tik tai, bet dar ir vaikai ir atrodo ten ir tų papildomų visokių priemonių reikia, bet turbūt po to įsigyjas kelionės eigoje. Kaip sakai, pampersai, tarkim, jeigu yra dar tokie, tai neprisikrauniu lagamino vien, žinai, tų higienos priemonių. Taip, vaikam iš tikrųjų reikia tik vieno dalyko. Tėvų. Pailsėjusių, ramių, jiems nieko daugiau nereikia. Ar ten jis vaikščios su ten trejom kelniam 2 mėnesius, kurias ten tiesiog skalbi, jam dzin. Ir tu prasme, aišku, nuotraukose gražiai atrodo, ten mamytė su ten tokios spalvos suknelė, vaikas su mini ten tais pačiais rūbeliais, gražu nuotraukose, bet realybė iš tikrųjų kelionėse reikia tik patogių rūbų, patokių batų, vaikam lygiai taip pat. Ir ten, žinai, gražu nuotraukose, kai ten skirtingi derinukai kasdien, bet iš esmės, aš tai net neturėčiau tiek rūbų spintoje, kad aš čia dabar 2 mėnesiam įsidėčiau skirtingus outfitus. Svarbiausia, kad jie būtų patogūs, funkcionalūs ir visa kita, tai įsiskalbė eigoje. O ten tų higienos priemonių irgi eigoje, Bet į Kubą nekeliaučiau su vaikais. Aš esu keliavus Kuboje ir ten yra labai blogai. Ten ibuprofeno nenusipirksi vaistinę. Tai va ten su vaikais irgi, dar grįžtant prie to klausimo, kur nekeliaučiau, tai būtų turbūt Kuba, nes ten nėra vaistų, ten nėra elementarių dalykų. Aš mačiau, ten sauskelnes išskalbė ir pakabina ant skalbinį, ta prasme, skalbė vaikų sauskelnes. Ten yra taip blogai. Ir ne dėl to, kad jie neturi pinigų, tai yra vienas faktorius, bet ten ir turėdamas pinigų nenusipirksi, nes bet nėra. Bet ten... Tokia situacija toje šalyje. Tai bet nevažiuočiau, bet visur kitur turėk pinigų, visko rasi. O sakyk, dar, jeigu taip trumpai reiktų, ką pasakytum tėvams, kurie labai nori, bet dar nedrįsta, nesiryžta keliauti su vaikais? Aš pirmiausia paklausčiau, o kodėl bijai keliauti su vaikais? Tu prasme, iš kur kyla tas neužtikrintumas? Nes, vaikai iš esmės ten daug kažko nepakeis. Nes, jeigu tau namie sunku su vaikais, tai ir kelionė bus sunku su vaikais. Jeigu tau namie yra lengva, tai ir kelionė bus lengva. O kad bus dienų tokių, kad labai sunku, bus dienų tokių, kad labai lengva, tai, tai yra gyvenimo su vaikais dalis. Ir aš tada tiesiog sakyčiau, jeigu labai baisu, neaišku, nežinai, tai pradėt nuo mažų dalykų. Kažkur Europoje, kažkur trumpai, kažkur, kur tau įdomu, kur tau patogu. Neturėk lūkesčių, kad ten pamatysi, pakeliausi lygiai taip pat kaip be vaikų, bet pradėt nuo tų mažų žingsnių. Neužsikelt tikslo, čia dabar aš į Vietnamą mėnesį su mažu vaiku. Tai pradėt nuo tų mažų dalykų, nes, ta nežinomybė, tai bet kur, pakeitus darbą nežinai, kaip bus, nusipirkus naują būstą nežinai, kaip bus, tai čia lygiai taip pat su vaikais irgi nežinai, kaip bus, bet pradėti reikia tiesiog nuo kažko, nes, žinai, jeigu galvoji ir gyveni su savo abejonė, tai nuo to niekas ir, nepasikeis. Tai žingsnis po žingsnio, sakom, žiūrom, žingsnį po žingsnį, nuo mažų kelionių. Nuo mažų kelionių. Iš pradžių reiktų vis tiek išsiaiškinti, ko aš bijau ir pabandyti tas rizikas kažkaip suvaldyti. Taip, ar bijai, kad vaikas susirgs? Tai važiuok, kur yra medicina, nevažiuok ten į Zimbabvę, važiuok į Ispaniją. Jeigu dar taip trumpai apie biudžetą. Pavyzdžiui, mums dabar, kai jau paaugliai, mano vaikai, tai mes mokam tiek pat, kiek suaugusius už suaugusius, tai tos kelionės jos išbrangsta. Tai renkantis kryptis, ar turėtum kažkokią tai, nežinau, patarimą, gal kokias šalis rinktis geriau, kur būtų pigiau,
arba atvirkščiai, kurių nesirinkti. Aš suprantu, kad tu, kai su mažais vaikais, tai tau kaip ir kol kas visur vienodai, bet vis tiek galbūt įsiminiai, kuri viena vieta tau ypatingai strigo, kad nublemba kaip pigu. Va čia reikia ir važiuoti su vaikais. Tiesa, aš dar daug nepakomentuosiu, bet kaip yra su paaugliais, nes, nu, vat, kaip ir minėjai, mano vaikai maži ir mes nemokam už nakvynę dar mažiau ir panašiai, bet tada vėlgi aš sakyčiau labiau žiūrėti į tas šalis, kur pragyvenimo lygis yra pigesnis, ar ne, nu, tarkim, tas pats Vietnamas. Ten galima keliauti labai pigiai, jeigu pigius skrydžius randi, ar ne? Nes, nu, faktas į tolimą šalį, tai skrydžiai bus ta didelė išlaidų dalis. O po to vėlgi priklauso, kaip tu nori keliauti. Jeigu, tarkim, pasiemi vairuotoją, ar ne, su automobiliu, tai ar ten 2 žmonės sėdi toj mašinoje, ar 4, tai jau ta kaina. Tarkim, kokio Japonijoje, kur yra labai brangus traukiniai greitieji, tai va ten iš karto kainą išaugina. Ar ne, nes jeigu jau ten už 4 reikia mokėti, tai tada vėlgi reikėtų galbūt galvoti, ar ten apsiriboti kažkokiom lokacijom, tarkim, mažiau važinėti, ar ne. Tai sunku patarti, bet čia nėra tokio vieno universalaus, žinai, sprendimo. Čia gyvenk bute, ne viešbutį, kur ten išsinuomoji butą ir gali ir valgyti pasigaminti, ar ne, neini ten 4 patiekalai vakarieniai. Keliauji automobiliu nuomotu, tai ten vėlgi ar 2 ar 4 keleiviai. Tai, bet faktas, su dideliais vaikais, kai reikia mokėti už viską, už skrydžius, už maistą, už įėjimus, tai atitinkamai biudžetą iškelia. Tik dar toks mano vienas pastebėjimas ir ką girdžiu ir iš kitų keliaujančių mamų, dažnai mes įsivaizduojam, kad tie patys brangiausi objektai bus įdomiausi. Ten Disneylandas 100 eurų žmogui bus labai įdomu, ten kažkokių vaikų patirtis muziejai bus ten 50 eurų už bilietą bus įdomiausia. Bet kartais daugiausiai įspūdžių gauni ten už visai tas nemokamas kažkokias vietas vaikam. Tai vat nebūtinai ta kaina koreliuoja su patirtim kartais. Tai, bet čia labiau apie pramogas, o tos neišvengiamos išlaidos, kaip skrydžiai, nakvynė, tai transportas, tai vienareikšmiškai reikia ieškoti kažkokio kompromiso. Bet su vaikais kelionės bus brangesnis. Čia vienas iš tų pagrindinių dalykų, kas pasijaučia. Vienareikšmiškai. Tai turbūt klausimas pabaigai. Kokia kita svajonių kelionė su vaikais? Neturiu krypties. Dar ne? Neturiu krypties, bet jeigu jūs paklaustumėt mano 5-mečio tuoj, tai jis nori į Ameriką, vakar sakė. Bet aš nenoriu į Ameriką. Mes jau taupom, žinok, nes irgi same. Norim į Ameriką. Bet aš kažką turiu, aš susipykus su Amerika. Žinok, pas mane irgi toks truputį yra ta tokia pirmoji tokia reakcija. Ne tai, kad atmetimo, bet vat, kažkas pristabdo. Vat, jo, nes jeigu tu paklaustum, kur rytoj aš važiuočiau pirmiausia ar į Zimbabvę, ar į Ameriką, tai aš į Zimbabvę krentu, va čia ir važiuoju. Aš tada geriau į Australiją, bet ne Ameriką. Nežinau, minčių yra visokių, planų kol kas neturim dar griežtų. Aš tai noriu visur, aš noriu Vidurio Aziją, noriu Centrinę Aziją, noriu į Afrikos ten tas vietas kelias, kur galima su vaikais labai fainai keliauti, pavyzdžiui, Namibija. Bet neturiu krypties, neturiu plano kol kas, tegul tai lieka dar truputėlį intriga. Kažkur bus. Galbūt tai bus pirmiausia solo kelionė. Tai ką, ačiū tau labai, Jūratė, kad atvykai šiandien pas mus ir pasidalinai savo kelionių su vaikais patirtimi ir ne tik. Labai tikiuosi, kad žiūrovams šis pokalbis buvo įdomus ir naudingas. Ir noriu priminti, kad mūsų laidą galite žiūrėti ne tik YouTube kanale, bet ir klausytis Spotify platformoje. Ir labai kviečiu mus palaikyti. Prenumeruokite mūsų kanalą. Sekite mūsų Instagrame arba Facebook'e, spauskite like, komentuokite ir dalinkite su draugais ir artimaisiais. Iki kitų kartų.